Gruodžio 23 diena. Pasiruošimas metų kelioniai. Iki Kalėdų liko 2 dienos. Gruodžio 23 visiems buvo puikiai žinoma metų diena ir kiekvienas gerai žinojo, ką ji reiškia. Kalėdų miestelio gyventojams mažuosius elfus apėmė stiprus nerimas ir kiekvienas gerai žinojo, ką ji reiškia Kalėdų miestelio gyventojams. Mažuosius elfus apėmė stiprus nerimas, didis džiaugsmas ir jaudulys. Visi šie jausmai pynėsi tarpusavyje, susiplakdami širdyje į tam tikrą jausmų kokteilį. Liko 2 dienos iki didžiosios šventės. Tad šis vakaras turėjo būti ypatingas, kadangi senelio kelionė pas vaikus užtrunka nei daug, nei mažai, visą parą. Tai yra visą naktį ir visą dieną. Tad atėjo metas atsisveikinti ir pradėti dovanų kelionę. Kad viskas pavyktų sklandžiai, neatsirastų nenumatytų ir netikėtų kliučių bei nesusipratimų, pagal iš anksto numatytą planą reikėjo dar kartelį viską sužiūrėti ir sutikrinti. Karamelė peržvelgė visą sąrašą, vėl ir vėl patikrino visus pagamintus saldėsius, griliažo šokoladiniai saldainiai, džemu pertepti vafliai, želė desertai, zefyrai, pastilės, irisai, ledinukai, guminukai, marcipanai, morengai, baltas, juodas ir pieniškas šokoladas, pyragai, pyragėliai, bandelės, spurgos, keksai ir žinoma imbieriniai meduoliai. Viskas buvo kruopščiai pažymėta ir suruošta kelioniai pas mažuosius vaikus. 365 su ilgesniu peržvelgė kelis paskutiniuosius pageltusius ant kreivo vinies kabančius metų kalendoriaus lapelius ir su didžiuliu jauduliu šalimais pasikabino naujutėlaitį kitų metų kalendorių, ką tik atkeliavusi iš spaustuvės. Atspausta ant žvilgančio balto popieriaus ir dar kvepianti dažais, kaip žinia, Kalėdų miestelyje metų dienos pradedamos skaičiuoti ne nuo naujųjų metų, kaip įpratę visi pasaulio vaikai ir suaugusieji. Elfai dienas pradėdavo skaičiuoti nuo naujųjų kalėdų. Jonas Augustinas, patogiai įsitaisęs krėsle, prisiminė metų įvykius, apmąstė visus savo sukurtus pasakų personažus, tyliai įvertino geriau ar blogiau pavykusias sukurtas istorijas, pasitaisęs storus sakinius, permetė akimis visą šūsnį vieną ant kitos sukrautų naujai išleistų pasaulio pasakų leidinių bei šluostę nuvalė dulkes nuo senųjų, jau spėtų pasimiršti knygų. Reikės kitais metais jas prisiminti ir pabandyti mažiesiems pasiekti kitaip, pridėti dar naujesnių ir įdomesnių nuotykių. Garsiai pamastė, juk pasakos niekada nepasensta, jos tik pasimiršta, tačiau tai reikia gero pasakoriaus ir senos istorijos apsukusios ratą vėl sugrįžta elfų atmintin. Edis spausdino paskutinį šių metų laikraščio egzempliorių, šventinį Šiaurės žinių numerį. Jame mėgino apžvelgti visas svarbiausias Kalėdų miestelyje įvykusias istorijas, jo gyventojų bėdas ir džiaugsmus, norėjosi dar kartą prisiminti įdomiausius nuotykius bei pasidalinti smagiausiomis nuotraukomis. Tina dar kartelį patikrino lėlių sąrašėlį. Mažoji elfė norėjo būti tvirtai įsitikinusi, kad visos mergaičių užsakytos lėlės nukeliaus sėkmingai ir ne viena mergytė neliks be išsvajotosios dovanos. Jos sąraše puikavosi įvairių pasakų herojės ir princesės, monstrės lėlės, primenančios įvairias pasaulio garsenybės, gydytojos, stilingosios popierinės, afrikietiškosios marionetės ir visokios kitos įmanomos gražuolės bei mažieji kūdikėliai, skirti būsimosioms mamoms. Įsitikinusi, kad visos dovanėlės tikrai saugiai supakuotos guli senelio maišuose, mažoji lengviau atsikvėpė ir nuskubėjo padėti kitiems darbininkams. Tuo tarpu Ferdis taip pat nerimavo dėl visų savo atliktų užsakymų. Dar kartą sutikrino reaktyvinius viršgarsinius raketinius lėktuvus bei kelioninius lainerius. Tuomet transporto žvejybos pagalbinius, piratų irklinius ir burinius laivus bei garlaivius. Peržvelgė garvežių ir traukinių sąrašą, prie jo pabaigą smagiai šyptelėjo. Visos dovanos supakuotos, neliko pamirštas nė vienas vaikas. Sportiškasis krosas valandėliai nurimo ir išsitraukęs numatytą planą, atlikdamas dešinės kojos blauzdos raumens tempimo pratimą, akimis peržiūrinėjo vaikų norus.
Krepšinio kamuolys, futbolo bateliai, teniso raketė, gimnastikos kilimėlis, dar vienas krepšinio kamuolys, ledo ritulio lazda, pačiūžos, snieglentės, svarmenis, rogės, stalo teniso tinklelis, švilpukas, lankas, beisbolo lazda. Atrodo, viskas supakuota pagal pageidavimus, nurimo Krosas. Dovanų sąrašai buvo taip pat peržiūrėti į robotų dirbtuvėse, knygų spaustuvėje, automatinių įrenginių gamyklėlėje, stalo žaidimų ir muzikos instrumentų dirbtuvėje ir netgi paveikslų studijoje, papuošalų ateljė bei muilo burbulų laboratorijoje. Tuo metu Loris jau beldėsi į Kalėdų senelio duris, kai jos atsivėrė, elfas nervingai tačiau linksmai pasisveikino. Na kągi, tikriausiai nepaslaptis, ko atėjau, nusišypsojo. Taip, mirktelėjo akis senelis, žinau, jau metas ruoštis kelioniai. Tada Loris ramiai neskubėdamas padėjo seneliui tinkamai apsivilkti jo siūtą kostiumą, suraišėjo raištelius, užsagstė sagas bei sagtis, pagelbėjo užsimauti ilgaulius batus bei tinkamai užsidėti šauniąją kepurę. Apsivilkęs naujuoju kostiumu, senelis žvilgėjo tarsi deimantas. Dar kartelį tvarkingai sušukavo vešlias barzdos garbanas ir jau buvo pasirengęs kelioniai. Netoli Rogių garažo vyko ne ką mažesnis sujudimas. Kalvetas vis tikrino stabdžius bei tepė pavažas žvaigždžių dulkėmis. Rifas atsivedė 9 plačiaragius elnius ir pakinkė juos į kinkinį. Rudolfas žinoma stojo priekyje, o jo raudona nosis lyg kalėdų lemputė švietė iš toli. Kaip ir buvo žadėjęs už tai, kad sužiaumojo netikrą morką, pagamintą iš meduolio su vaistais, Rudolfui po kaklu buvo parištas dar vienas papildomas varpelis. Tad dabar smarkiau papurčius galvą ar greičiau risnojant, iš toli varpeliai tilindžiavo dar garsiau. Kai elnių kinkinys jau buvo pasirengęs išvykti, o senelis apsivilkęs naujojų kostiumu, maišai su dovanomis sukrauti į roges, atėjo metas pagrindiniai senelio metų kalbai prieš išvykstant į didžiąją kelionę. Na kągi, mano mažieji šaunieji darbštieji padėjėjai, kreipėsi į elfus senelis, šauniai šiais metais padirbėjome. Esu labai laimingas ir patenkintas, džiaugiuosi ir didžiuojuosi turėdamas tokią puikią komandą ir tikiu, kad liks patenkintas ir kiekvienas pasaulio mažylis. Jūsų visų nuveikti ir laiku pabaigti darbai yra geriausia kalėdų dovana. Tada senelis lėtai, tvirtais žingsniais nulipo verandos laiptais, prieidavo prie kiekvieno kalėdų miestelio gyventojo ir jį švelniai paglostydavo arba dėkingai paplekšnodavo per petį. Galiausiai senelis sėdo į didžiulės sunkias roges, raitytomis pavažomis, jose iki pat viršaus buvo prikrauta didžiulių raudonų dovanų maišų, tarsi pūkinių šilto apklotų senelis kojos užklojo ilga vešlia balta barzda. Atsirėmė į aukštą paminkštintą atlošą ir dar kartelį pažvelgęs į susirinkusius elfus, pamojo jiems šilta pirštinė apmauta ranka. Mažųjų elfų būrys šypsojosi, mojo, braukė, laimės ašarėlę, linkėjo seneliui gero kelio, kartais iš gausios minios atsklisdavo šūksniai. Spalvoto skrydžio, giedro dangaus, linksmų eilėraščių, svetingų vaikų, šaukė elfai, išlydėdami senelį pas mažuosius. Galų gale elniai nekantraudami pajudėjo. Rudolfas visų kūnų įsirėžė į priekį ir kaip įmanydamas žengė keli žingsnius pirmyn. Jo pavyzdžių pasiekė ir likusieji kinkinio dalyviai. Iš pradžių nenoromis po truputėlį pradėjo slysti sunkiosios rogės, vėliau vis greitėjo apsnigtų keliu. Pagaliau raguočiai elniai įgavo pagreitį ir įsibėgėjusios rogės tvirtai atsispyrė nuo žemės, pakilo viršun ir iš galinių pavažų sraigtų gausiai pasipylė tviskantis žvaigždžių dulkių debesis. Pažvelgęs dangun, kalvetas ramiau atsiduso. Panašu, kad darbai pavyko sklandžiai, pamanė elfas. Senelio rogės skriejo padangę, darydamas įmantrius vingius bei kilpas. Senelis tiesiog mėgavosi akimirką ir linksminosi, taip iš aukštai džiugindamas mažuosius. Dangaus skliautu apsukęs trečiąjį ratą, dar kartelį gausiai pažėręs spalvotų dulkių ir galiausiai išnyko dausų horizonte. Iki pasimatymo po kelių dienų! Perduok linkėjimus mergaitėms ir berniukams. Lik sveikas, dar ilgai klegėjo mažieji elfai.